Šiandieną mes turime, kaip pranešėja, Ingridą Šimonytę, kuri ne tik išmano, kaip valdyti valstybės finansus, bet išmano ir kaip suvaldyti studentiškus finansus. Gali būti, kad kartais net ir sudėtingiau suvaldyti tuos studentiškus finansus, nes jų yra ganėtinai mažai. Tai šiandieną Ingrida papasakos, kaip juos suvaldyti, kada verta skolintis, kam verta skolintis, o galbūt kam reikėtų tik tai sutaupyti. Ir, kaip tokios pagrindinės taisyklės, kokios turėtų būti ir kaip jas taikyti gyvenime. Tai perdodu žodį Ingridai ir linkiu Jums įdomaus ir naudingo laiko. Labą popietę, tai ačiū čia Tomai už, taip sakant, gražius žodžius. Dėl to, kaip aš sugebu valdyti valstybės finansus, čia yra įvairių nuomonių, taip kad Jūs labai nepirkit to, ką aš sakysiu, nes yra tokių, kurie Jums pasakytų, kad aš Lietuvą praskolinau, žinot, tai taip sakant, bet Jūs stengsiuos nepraskolinti, nes savęs esu iki šiol nepraskolinus ir man gana gerai tas sekasi. Bet iš tiesų apie studentiškus finansus kalbėti yra ne taip jau labai lengva ir juos valdyti yra irgi ne taip jau labai lengva, nes tai nėra dideli finansai. Kita vertus ir iššūkiai, su kuriais susiduria studentas, nėra tokie dideli, su kokiais susiduria, pavyzdžiui, 2 vaikų vieniša mama arba į pensiją išėjęs žmogus, taiga netekė 60% maždaug savo buvusio darbo užmokesčio. Taip? Bet tai yra naujas iššūkis, dažnai nauja patirtis, visiškai kitokie skaičiavimai, kitokie norai ir kitokios galimybės, dėl tos priežasties nuo viso šito gali be abejo ir gana gerokai susisukti galva. Bet iš to, ką aš Jums šiandien pasakysiu, tai kai Jūs išeisite, Jūs galvosite, Ji pasakė tą patį, ką man 100 kartų sakė mama viena ir ką gero gali pasakyti žmogus, kuris laiko savo tašę ant grindų ir nebijo, kad neturės pinigų. Tai žiūrėkite į tai ramiai, nes mes nekalbėsime apie tai, kur investuoti, kad uždirbti labai daug pinigų, nes visą tai kas nori ko uždirbti ir kaip pasididinti savo pajamas yra geras klausimas, bet į tą klausimą nėra labai lengvo atsakymo. Ir mes kalbėsime apie studentą, apie tipišką studentą, kuris, pradeda tam tikrą savarankiško gyvenimo etapą. Kartais tas savarankiškumas yra šiek tiek sąlyginis, nes turbūt dalis Jūsų taip pat gyvena su tėvais, kaip ir gyveno tada, kada mokėsi mokykloje, tačiau, bent jau Jūs savyje jaučiatės turbūt gerokai kitokie žmonės, negu buvote tada, kada buvote mokiniai ir keliate savo truputėlį kitus klausimus ir turbūt kitą santykį turite su ta tėvų globa ir tėvų parama, kurią neabejotinai dažnam iš studentų jie teikia. Ir kasgi yra tie studentiški finansai, jeigu mes kalbame apie tikrą studentą, nes žinoma, turime tokių studentų, ypatingai vyresniuose kursuose, kurie dirba. Tai nėra labai gerai, turiu pasakyti. Aš pati pradėjau dirbti turbūt 4. kurse ir nemanau, kad tai man labai daug pridėjo naudos studijuojant, bet buvo tokia mada ir toksai poreikis ir taip atsitiko, bet jeigu yra galimybės ir ypatingai jeigu studijuojate tą dalyką, kurį norite studijuoti, kuris jums patinka, tai geriau būtų negadinti savo galimybės tikrai išmokti, tikrai patirti, suprasti, išsiaiškinti, tam, kad negadinti šito laiko, bandydami suderinti kažkokį darbą, kuris atima daug laiko. Nes žinoma, yra tokie darbai, kurie atima ne tiek daug laiko, kuriuos galima puikiausiai su studijomis suderinti, bet jeigu bandysite dirbti pilną krūvį kokioje nors darbo vietoje ir būti studentu tuo pačiu metu, tai nebent jums jūsų studijos tikrai labai nepatinka. Arba jų grafikas yra kažkoks nuostabiai lankstus, toks lankstus, kad jūs iš tikrųjų galite visą tai pavežti. Bet jeigu jūs esate tiesiog studentas, tai iš kur jūs gaunate pinigų? Aišku, pirmiausia, jūs gaunate pinigų iš šeimos, taip, iš tą paramą, kurią jums skiria jūsų tėvai. Taip pat stipendija, jeigu kaip kam pasiseka gauti. Ir jeigu jau yra kažkoks darbas, už kurį yra gaunamas atlyginimas, tai be jokios abejonės tai taip pat yra ir atlyginimas. Visa tai yra tai, kas ateina mums į kišenę. Kasgi mums išeina iš kišenės? Iš kišenės, kaip bebūtų gaila, išeina daug daugiau dalykų, negu į kišenę ateina, bet taip yra visiems ir visur. Jeigu tai yra dirbantis žmogus ir jisai gyvena iš atlyginimo, paprastai kalbant, tai jam irgi į kišenę ateina tik atlyginimas, o iš kišenės išeina aibė visokiausių dalykų ir dar daugiau negu studentam. Tai be abejo, tai yra būstas, jeigu jūs gyvenate ne kartu su tėvais, mokslo išlaidos, jeigu už mokslą reikia mokėti ir jūs patys mokate už mokslą, maistas,
maisto išlaidos, įvairios buities prekės, transportas be jokios abejonės, jeigu naudojatės viešuoju transporto, arba jeigu tai yra automobilis, tai tuomet kuras, automobilio amortizacija, drabužiai, mobiliojo ryšio paslaugos, kas jau čia yra toks beveik, be kurio negalima savęs įsivaizduoti, internetas, pramogos žinoma, kurių galimybės būnant studentu yra gerokai įvairesnės, didesnės ir pagundos didesnės, ir kitos laisvalaikio praleidimo formos. Jeigu jūs studijuojate iš tiesų tai, ką jūs svajojate dirbti, tai visiškai įmanoma, kad jūs taip pat ir papildomai mokysitės kažkokių dalykų, kurie gali taip pat kainuoti. Na, pavyzdžiui, ar šalia dalykų, kurie šalia jums reikalingi. Pavyzdžiui, studijuosite kokią nors, mokysite kokiuose nors kursuose, kokią nors, pavyzdžiui, skandinavų kalbą ar dar kokią kalbą, kokią norite pramokti ir manote, kad tai bus naudinga jūsų veikloje. Mokymai, kažkokie seminarai arba konferencijos, kurie kainuoja. Na ir kokia yra pagrindinė taisyklė tvarkant bet kokius finansus, ar šeimos finansus, valstybės finansams tas galioja šiek tiek mažiau, bet ir ten yra moralės klausimų, į kuriuos mes galbūt šiandien nesigilinsime, o kalbėkime apie savo kišenę, na ir savai kišeniai be abejo svarbu, na, ar mes galime išleisti daugiau, negu mes gauname pajamų. Ir pagrindinė taisyklė vis dėlto sakytų, kad ne, arba labai retais ir labai pagristais atvejais. Kas yra reti ir pagristi atvejai, mes pasikalbėsime šiek tiek vėliau, kai kalbėsime apie tai, o kas uždengia skylę, jeigu mes ją turime, tai tą skylę gali uždengti du šaltiniai. Vienas šaltinis yra santaupos, tai reiškia, kad kažkada mes turime būti išleidę mažiau, negu mum įplaukdavo į kišenę ir mes esame atsidėję, vadinasi, vėlesniu laikotarpiu, konkretų mėnesį ar ten konkretų ketvirtį mūsų įplaukos su išlaidomis gali ir nesutapti, išlaidos gali būti didesnės, ypatingai jeigu mes kaupiame, tikslingai kaupiame kažkokiam daiktui. Kitas būdas yra be abejonės skola. Apie skolas kalbėsime vėliau ir aš negaliu pasakyti, kad skolinimasis yra visais atvejais smerktinas ir blogas sprendimas, bet studentams svarstant apie skolinimąsi yra daugiau ką pasvarstyti negu dideliems žmonėms, kurie dirba samdomą darbą ir gauna pastovų atlyginimą. Tai kaipgi susivesti tuos galus, kaipgi padaryti taip, kad iš tikrųjų neišleistumėm, arba bent jau nuolat neišleistumėm daugiau negu kad gauname į savo kišenę. Be abejo, reikia pradėti nuo to, kad ne nuo to, ką noriu turėti, o nuo to, ką turiu vis dėlto. Ta prasme, pradžia yra labai dažnai yra kai kalbama apie valstybę ir valstybės pinigų tvarkymą, ir tame yra, kaip be būtų gaila, bet daug tiesos, kad dažnai valstybės pinigai yra tvarkomi iš antro galo. Tai yra pirmiausia visi pasako, ko jie nori, o paskui galvojama, kaip čia tos norus pabandyti patenkinti. Žmonės savo tokių malonumų leisti iš savo šeimos gyvenime, ar studentai savo gyvenime tikrai negali savo leisti to, tai jie visada turi pradėti nuo to, ką turi, ką gali gauti. Toliau reikia nustatyti, ką mes išleidžiam, ta prasme, kokios yra mūsų išlaidos ir kurios iš jų yra būtinos, nes kai kurios išlaidos yra absoliučiai būtinos ir kokios išlaidos vis dėlto yra, na, faina turėti, malonu gauti, bet nėra tiesą sakant būtinos. Tada reikia nusistatyti savo finansinius tikslus, jeigu tokių turime. Tai yra, jeigu norime pasiekti kažkokį rezultatą, kuriam yra reikalingi pinigai per trumpesnį arba ilgesnį laikotarpį. Ir tos išlaidos, kurios yra vis dėlto grįstos nebūtinybė, o norais ir emocijomis, jeigu jos konfliktuoja su finansiniais tikslais, tokiu atveju vis dėlto reikėtų prioritetą teikti finansiniam tikslui, o ne tom išlaidom, kurios yra grįstos nebūtinybė. Dabar, kas yra išlaidos grįstos emocijomis, yra labai nelengva pasakyti ir kiekvienam be abejo tai yra labai individualu. Na, jeigu jūs nusipirksite kokį nors ten batonėlį šokolado vieną kartą dėl to, kad jums tiesiog pasidarė silpna, kaip jo norisi, ir dėl to jūs sugriovėte savo finansus, labai galimas dalykas, kad ne. Tačiau svarbu, kad toksai išlaidavimas, kuris yra grįstas emocijomis, kada jūs tiesiog nuolat leidžiate savo kažkokiom tokiom emociniam silpnybėm jūs užvaldyti, pataps jūsų įpročiu. Ir kai tai pataps įpročiu, tai jau gali baigtis blogai. Ir kartais žmonės sako, tie, kurie kritiškai žvelgia į taupimą ir mano, kad taupimas tai tokia atgyvenusi paradigma ir čia nereikia čia taupyti, reikia visai kitaip gyventi, nes dabar yra kitas pasaulis ir kitas gyvenimas. Tai tie žmonės sako, reikia bijoti ne didelių išlaidų, mažų pajamų. Tiesa,
Bet nuo to, kad jūs bijosite mažų pajamų, dėl to pajamos nepadidės. Taip, tai arba reikia tikrai padidinti savo pajamas kažkuriais būdais, tai yra susirasti papildomą darbą, imtis kažkokio verslo, kuris gali duoti grąžą, ar kažkokių kitų investicijų, jeigu jums atrodo, kad jūs tikrai galite tai padaryti. Tai yra daryti tai, kas padidins jūsų pajamas. Tai prašau, bet kol jūs tai padarysite, nuo būtinybės vertinti savo išlaidas ir vertinti jas kritiškai, tiesą sakant, dingti kur nors yra labai sunku. Kodėl yra svarbu sekti ir planuoti, kaip mes išleidžiame savo pinigus? Atrodo, nuobodu, Dieve, skaičiuok šitos pinigus, tokie nedideli, o čia vis tiek dar reikia kažką skaičiuoti, kam iš viso tą daryti, kam tas vargas. Todėl, kad tai sukuria įgūdį, kuris iš tikrųjų bus reikalingas jums visą gyvenimą. Tai yra, kaip vėliau matysite, per gyvenimo ciklą nuo savarankiško gyvenimo pradžios iki pensijos bus keletas tokių etapų, kada iššūkiai finansiniai žmonėms yra visiškai skirtingi, tačiau pats įgūdis racionaliai planuoti savo finansus, jis tiesą sakant jis yra tiek naudingas, kad jis turėtų susiformuoti vaikų darželyje ir vidurinėje mokykloje. Nes jeigu tu moki sekti, jeigu tu moki planuoti savo finansus, vadinasi, tu valdai pinigus, o ne pinigai valdo tave. Nes labai dažnai pinigai valdo žmonės, ne tuo požiūriu, kad vien tik auksas valdomus, bet tuo požiūriu, kad žmonės seka paskui kažkokias pasekmes, į kurias jie įkliūna, nevaldydami savo finansų. Vadinasi, jeigu sukuri instrumentus, jeigu turi procedūrą, programą, įprotį, suvokti, ką uždirbi, ką išleidi ir visą tai laikyti savo kontrolės lauke, tai tu kontroliuoji iš tikrųjų pinigus, o ne pinigai kontroliuoja tave. Jeigu tu kontroliuoji pinigus, vadinasi, tu gali ir siekti kažkokių finansinių tikslų, kurie, kaip ir minėjau, gali būti ilgo laikotarpio, gali būti trumpo laikotarpio, nelygų ką planuojate pasiekti. Na ir jeigu galimybė suteikia susikaupti atsargą, tai yra šiek tiek atsidėti, išsiugdyti įprotį šiek tiek atsidėti, nenumatytiem atvejam, tai irgi yra labai geras dalykas, todėl kad jeigu atsitiks kažkas nenumatyto, tuomet nereikės svarstyti tos antros alternatyvos, kuri leidžia laikinai sutaikyti išlaidas su įplaukomis, tai yra nereikės brangiai skolintis, nes kaip taisyklė skolintis tokiais atvejais tenka brangiai. Kalbant apie būtinas išlaidas, ką visą laiką reikia turėti mintyje, ir visą laiką reikia galvoti, ar aš turiu skolų, ar aš jau turiu skolų, ar aš turiu kokių nors įsipareigojimų kreditoriams. Kadangi įsipareigojimai kreditoriams ir tinkamas jų vykdymas turėtų būti, tiesą sakant, visų išlaidų prioriteto viršuje. Kodėl? Todėl, kad žmogaus gebėjimas vykdyti savo įsipareigojimus, tai kas yra vadinama kredito istorija, tai yra švari kredito istorija, yra iš tikrųjų dalykas, kuris turi vertę pats savaime. Tai yra, atrodo, kad, na gerai, čia vieną kartą pavėluosiu kokią nors sąskaitą apmokėti, pamanyk, nieko čia neatsitiks ir nieko čia baisaus nebus. Tai pasaulis dėl to be jokios abejonės nesugrius, bet jūsų kredito istorijoje atsiras jau toksai taškeliukas, kuris ateityje gali jums kenkti. Kita vertus, jeigu tai pasidarys įprotis, ta prasme, toks požiūris pasidarys įprotis, o taip atsitinka kartais gyvenime, tai irgi prie nieko gero neprives. Na, žmonėms dažnai atrodo, kad jeigu reikia skaičiuoti, apskritai skaičiai yra nuobodu, buhalterija nuobodu, matematika yra nuobodu, viskas yra čia apie skaičius ir todėl nėra gyvenimo džiaugsmo, jeigu reikia va šitaip gyventi. Aš su tuo, tiesą sakant, nesutikčiau, nes yra klausimas, kas yra tas gyvenimo džiaugsmas, tai yra kokie yra iš tikrųjų žmogaus poreikiai, ko žmogus iš tikrųjų siekia. Na ir vienas iš tokių svarbiausių žmonių poreikių, vienas iš svarbiausių dalykų, kas yra žmogui būtina, tai yra aiškumas, tam tikras apibrėžtumas. Ir jeigu tu valdai pinigus, nesvarbu kokie maži jie bebūtų, tai tu turi aiškumą ir tas aiškumas tau suteikia tam tikrą komfortą. Nes jeigu tu iš vis nesiorientuoji, kaip tu susitvarkai galiausiai su tais įplaukiančiais ir išplaukiančiais pinigais, tai sutinku, kad tai gali suteikti tokio gal kam nors ir malonaus virpulio, bet tiesą sakant, tai nėra tai, kas gyvenime suteikia didžiausią džiaugsmą. Vis dėlto didesnį džiaugsmą pagal psichologinius tyrimus ir pagal psichologų vertinimą suteikia tai, kad tu kontroliuoji, tu supranti, tu matai gana aiškiai, matai situaciją.
Taigi tai yra svarbus poreikis, aiškumas yra svarbus poreikis ir dėl tos priežasties finansinių tikslų mokėjimas, nusistatyti finansinius tikslus, mokėjimas planuoti išlaidas, na ir tas taupimas arba toks korektiškas žvelgimas į savo finansinės galimybės ir atsidėjimas kažkokios finansinės pagalbės sunkesniems arba blogesniems laikams, jis nėra gyvenimo džiaugsmo praradimas. Labai dažnai žmonės kamuojasi dėl to, kad jie negali gauti vieno ar kito daikto. Na, kažkoks finansinis tikslas į jų finansus konkrečiai neįsipaišo. Tai čia vėlgi yra klausimas, kas yra turtingas žmogus. Taip? Vieniems atrodo, kad turtingas žmogus yra tas, kuris labai daug turi, labai daug visko turi. Bet iš tikrųjų tai turbūt turtingas yra tas, kuriam mažai reikia. Ir jeigu žmogus kankinasi dėl to, kad jis negali ten turėti kažkokio ten 5 iPhone'o ar dar kokio nors daikto, kuris šiaip logiškai mąstant nei vienam beveik sveiko proto žmogui nėra būtinas kaip būtinybė. Ta prasme, yra labai mažai žmonių, kuriems tai būtų būtinybė. Tai be abejo, tada su tuo gyvenimo džiaugsmu gali atrodyti ir sunkiai, bet tai reikia pirmiausia galvą keisti arba, žinoma, dėti labai didelės pastangas, kad uždirbti pajamų tam, kad galima būtų tą savo įgeidį patenkinti. Bet tai vis tiek te bus tik įgeidis. Tai nebus išlaidos, kurios yra būtinos, dalykas, kuris yra reikalingas ir todėl paprastesnis būdas vis dėlto žvelgti į įvairius savo norus per prizmę, ar man iš tikrųjų to reikia, o ne per tai, ar aš to noriu. Taip, norėt galima iš tikrųjų daugelio dalykų ir beveik visko. Štai kaip atrodo mažos ir nereikšmingos išlaidos, kurios per metus gali pakasti, studentiškos išlaidos, kurios per metus gali pakasti pakankamai nemažą duobę, kai pasižiūri, kiek iš tikrųjų tom išlaidom reikia išleisti ne per kartą, o kad ir per mėnesį arba per visus metus. Matom, kad atrodo, nusiperkam ten kokį šokolado batonėlį, kainuoja €0,5, pamanyk vaivorykštė, nieko tokio, nusipirksiu. Bet jeigu tai yra nuolatinis įprotis, jeigu tą darome kiekvieną savaitę bent po vieną, tai žiūrėkit, per metus €100 jau šokoladiniam batonėliam ir išleidžiam. Jeigu mėgstam alaus po mažą 3 per savaitę, tai va žiūrėkit, aš net pati pasižiūrėjau ir galvojau, Jėzau, reikia tikrai atsisakyti šito malonumo, nes baisiai dideli pinigai iš tikrųjų. Ir €300 išleisti per metus tikrai galėtų kiekvienas iš mūsų rasti kaip ir naudingiau. Kam reikia tų santaupų iš tikrųjų? Ar tikrai būtina yra kažkaip taupyti, kai neturi iš tikrųjų iš ko taupyti, nes įplaukos yra tokios labai mažos? Be abejo, kiekvienas turi galimybę susitaupyti, vertinti pagal save, tai yra pagal savo jau tas konkrečias įplaukas. Žinoma, jeigu atsitiks kažkas nenumatyto, turbūt labai didelė dalis studentų turi galimybę kreiptis į jiem padedančius tėvus ir artimuosius, kad jie padėtų išspręsti tą nenumatytą aplinkybę. Bet kas yra labai svarbu? Yra labai svarbu stengtis visais būdais apsisaugoti nuo įklimpimo į kokias nors skolas, ir tai yra nebūtinai skolos greitųjų kreditų bendrovėse, kas yra šiaip labai liūdna, turiu pasakyti, ir labai dažnai pasitaikanti jaunimo tarpe praktika, nebūtinai studentų, tiesiog žmonių iki 25 metų amžiaus. Tačiau tai yra didelė problema ir tai, kad ta problema yra tokia didelė, parodo, kad žmonės nesupranta iki galo pasiekmių tų sprendimų, kuriuos jie priima. Ir be abejo, jeigu yra tam tikros santaupos arba yra visada galimybė gauti finansinę paramą iš savo artimųjų, tai tuomet, jeigu įplaukos staiga kažkokios kitos yra prarandamos, gali būti tas rezervas panaudotas, arba jeigu yra kažkokia labai būtina, kažkoks didesnis pirkinys, kuris yra, nežinau, labai būtinas, man sunku sugalvoti, bet gali taip atsitikti, tai irgi galime tas atsargas panaudoti. Nelaimė kokia nors gali įvykti, neduoktų Dieve, ir kokių čia tik tai nori tų poreikių galima susigalvoti. Finansiniai tikslai. Kaip tos finansinius tikslus nusistatyti? Čia be abejo priklauso nuo to, koks tas tikslas yra. Ta prasme, į kokį laikotarpį mes orientuojamės. Nes mes galime orientuotis į trumpą laikotarpį, maždaug metus, tai būtų kažkokie trumpalaikiai dalykai, arba žvelgti į kažkokį ilgesnio laikotarpio horizontą. Na ir pavyzdžiui, jūs norite nuskristi į New Yorką. Taip, čia nelygų kažkam tai galėtų būti galbūt ir trumpalaikis finansinis tikslas, bet kažkam tai galėtų būti ir pakankamai ilgo
laikotarpio reikėtų tam, kad susitaupyti tokiam projektui pinigų, ar ten nusipirkti kažkokį kompiuterį ar dar kažką. Tai pirmiausia, be abejo, reikia įvertinti, kiek tam reikia pinigų. Vertinant, kiek tam reikia pinigų, reikia vertinti ne taip, kad maždaug iš akies čia, ten maždaug tiek kainuoja bilietai, nu tai ir viskas. Reikia žinoti, kad jeigu, pavyzdžiui, aš keliauju į New Yorką, tai man reikės nuvykti, man reikės kur gyventi, man reikės kažkokių maždaug tokių dienos išlaidų, tarkim, būti tenai ir taip toliau ir panašiai. Gali būti, kad jūs rasite gyventi pas draugą ar ten pas kokius nors giminaičius į Ameriką pabėgusius nuo Ruso 40 metais. Viskas tas labai gali būti, bet visus šitus dalykus reikia įvertinti ir žinoti, kokios sumos iš tikrųjų reikia. Tada pagal savo įplaukas, pagal savo pajamas reikia jau įvertinti, o kiek čia laiko man užtruks maždaug tą tikslą pasiekti ir kiek aš galiu kiekvieną mėnesį atsižvelgdamas į savo būtinas išlaidas, kiek aš turėčiau atsidėti iš tų savo gaunamų pajamų, kad galėčiau šitą savo finansinį planą įvykdyti, atsižvelgdamas į tai, kokie yra mano pajamų srautai. Tai, kaip ir minėjau, šiaip gyvenimas yra nuostabus ir žiaurus tuo, kad gyvenimo cikle tuos asmeninius finansus vienaip ar kitaip skaičiuoti reikia nuolat nuo to, kai pradedate savarankišką gyvenimą. Tiesa, iššūkiai yra nevienodi. Vienas dalykas yra studentam, kai prasideda ir pabaigusiem ką tik, kai pradedamos gauti kažkokios pirmosios pajamos, darbas atsiranda, bet jau atsiranda ir tam tikrų savarankiškų išlaidų, kurias būtinai reikia patirti. Kartais šeima atsiranda, bet šiais laikais nebūtinai tokiame jauname, sakyčiau, amžiuje. Vadinasi, tokių įsipareigojimų dar būna ne taip daug. Vėliau jau, kai jums 30, kaip taisyklė, atsiranda šeima, tada yra iššūkis, kur jinai gyvens, tada yra iššūkis, kai atsiras vaikai turi eiti į vairias ugdymo įstaigas, ugdytis, mokytis ir visaip kitaip ruoštis gyvenimui. Ir iš tikrųjų tų galimybių taupyti tuo metu yra mažiau negu kitais gyvenimo etapais, kai vaikai jau būna šiek tiek paaugę arba jau vėliau ir išeina į savo savarankišką gyvenimą, tada lyg tai atrodo, kad jau nemaža dalis to akmens nuo pečių nukrito, bet vis dar reikia padėti vaikams, kurie studijuoja, kurie yra studentai labai dažnam, bet taip pat artinasi kita vertus jau ir pensinis amžius, kada iš tikrųjų laukia smarkiai mažesnės pajamos ir nerimas dėl finansinės padėties iš tikrųjų yra taip pat pakankamai didelis. Tai kaip matote, per tą visą gyvenimo ciklą, taip sakant, išėję į savarankišką gyvenimą nuo vienokių ar kitokių galvosopių susijusių su asmeniniais finansais, vargiai ar pavyks gyventi. Tai išvada yra tokia, kad gyventi savarankiškai yra sunku ir brangu. Taip. Dviese gyventi yra šiek tiek lengviau. Jeigu savarankišką gyvenimą gyvenate dviese, tai gyventi yra šiek tiek tarsi lengviau, todėl kad tai yra bendras biudžetas, tai yra jau didesnės įplaukos, o išlaidos didelė dalimi nebūtinai yra proporcingai didesnės. Ta prasme, jeigu tai yra, pavyzdžiui, būsto išlaidos, tai jos gali būti tokios pačios vieno ir dviejų tame pačiame būste gyvenančių žmonių, taip, tai jau lengviau tarsi tą naštą pasidalinti. Žinoma, svarbu gyvenant dviese pasiskirstyti atsakomybę, kas už kokias išlaidas toje poroje atsako. Taip, kaip yra kontroliuojamos išlaidos, kokios yra ribos, kiek kažkas gali išleisti, neatsižvelgdamas į kitą arba be kitos poros žinios. Smulkmenos, kurios labai dažnai užneša ant posūkio, tai irgi yra toks dalykas, kurio negalima nuvertinti, nes tai yra nesąžininga kartu gyvenančio žmogaus atžvilgių ir jeigu yra susitarimas dėl to, kaip yra paskirstyta atsakomybė, kaip kontroliuojame bendras išlaidas, tai visokios smulkmenos, kurios kartais pasitaiko moterims, pavyzdžiui, nusipirkti ir paskui meluoti kainą kartu gyvenančiam vyriškiui. Tai iš tikrųjų žavus dalykas, kai tą matai kine arba skaitai knygoje, bet realiame gyvenime tai yra labai kenksmingas dalykas. Be abejo, biudžetą ir savo asmeninį ir dviese gyvenant reikia nuolat prižiūrėti
ir jeigu yra būtinybė jį koreguoti, pavyzdžiui, kažkas neteko darbo ar atsitiko kažkokios aplinkybės, tarkim, na, pavyzdžiui, atsiras vaikutis, taip, keičiasi kažkokios sąlygos, tai koreguoti taip pat reikia tada, kada yra būtinybė, o ne bandant atidėlioti ir, kaip ir minėjau prieš tai, tvarkyti dėja vadovaujantį šaltu protu, o ne emocijomis, kas nereiškia, kad nėra gyvenimo džiaugsmo. Šiaip finansų valdymas dviese gali atrodyti labai šaunus dalykas ir labai patogus ir sprendžiantis nemažai problemų, bet reikia visada turėti mintyje, kad pinigai yra viena iš dažniausių pykčių šeimoje ir skyrybų priežasčių. Tai čia yra du dalykai. Dviese gyventi yra ir lengviau, bet dviese dėl pinigų susipykti irgi yra gana nesudėtinga, kaip rodo statistika, todėl visus tuos bendro finansų valdymo ar bendrų finansų valdymo principus geriau yra susitarti ir jų laikytis, negu kad lyg ir susitarti, bet paskui kiekvienam bandyti interpretuoti taip, kaip patogu ir paskui galiausiai susipykti dėl pinigų, kaip bebūtų banalu. Kaip dėl skolinimuose? Taigi, su skolinimuose iš tikrųjų yra triki. Prasme, negaliu sakyti, kad skolintis negalima, bet reikia visada galvoti, kaip yra skolinamasi. Nes jeigu tik įmanoma taupyti, o neskolintis, reikia taupyti, o neskolintis. Kodėl? Todėl, kad skola, kaip taisyklė, bent jau ta, kurią turi galimybę gauti studentas, ji kainuos brangiai. Jos aptarnavimas, tai ką reikės už skolą sumokėti, kainuos brangiai. Ir todėl ypatingai skolinimasis vartojimui, kas reiškia skolinimas iš kokių nors greitųjų kredito bendrovių, kaip taisyklė, kainuos gerokai brangiau, negu kad būtų kainavę, negu kad tas malonumas, kurio būtų tekę atsisakyti tam, kad sutaupyti tam pačiam pirkiniui pinigų iš tų savo kuklių išlaidų. Ir ypatingai pavojinga, kai pradedama skolintis tam, kad būtų padengtos ankstesnės skolos. Ir tą dėja mes matome iš statistikos, kurią gauname iš greitųjų kredito bendrovių, kad labai didelė dalis žmonių įklimpsta į tokį vadinamą uždarą ratą, kada pasiskolina neįvertinę savo galimybių, vėliau tam, kad tą ankstesnę skolą grąžinti, skolinasi iš kitos bendrovės ir bando kažkaip sumokėti tuos ankstesnius įsipareigojimus, kurie jau būna ir gerokai paaugę dėl to, kad būna vėluojama, atsiradę delspinigiai ir visokiausi kitokiausi nemalonūs dalykai. Dėl tos priežasties, jeigu jau skolai padengti, reikia vėl skolintis, vadinasi, reikia jau spręsti skolos klausimą su tuo kreditorium, kuris tą paskolą suteikė, o ne bandyti kažkaip šitą situaciją užmaskuoti. Ir ypatingai jau blogai, kada šita situacija yra maskuojama nuo artimųjų, įsiveliama į tokį, na, jau tikrai didelį nemaloniai kvepiantį daiktą ir paskui artimieji vis tiek būna tie žmonės, kurie turi įklimpusi savo atžalą iš tų problemų traukti pinigais, nes tai jau būna labai brangu. Jeigu apie problemas būtų pranešta, prisipažinta ir pasisakyta artimiesiems nuo pat pradžių, tuomet kaip taisyklė, bet kokių tų problemų sprendimas kainuotų gerokai pigiau. Tai jeigu jau yra toksai klausimas, ar man čia gal pasiskolinti, tai pirmiausia reikia įvertinti, ar tikrai tai, kam norima pasiskolinti, yra būtina. Ta prasme, ar tikrai reikia skolintis. Ar gal galima tam dalykui sutaupyti. Kai mes čia diskutuodavom su kolegomis iš greitųjų kreditų bendrovių asociacijos apie tai, ar geras dalykas, ar blogas dalykas yra greitųjų kreditų bendrovės ir jų teikiamos paslaugos, tai bendrovių atstovas, asociacijos atstovas tokį graudų pavyzdį mėgdavo pateikti, kad va mokytoja norėjo rugsėjo 1 nusipirkti naują bliuzelę ir dėl to nuėjo į greitųjų kreditų bendrovę, pasiskolino pinigų ir nusipirko naują bliuzelę. Ir atėjo rugsėjo 1 dieną su nauja bliuzele. Tada galvoju, įdomi mintis, jeigu žmogus gali atsidėti pasiėmęs kreditą
jo gražinimui ne tik kreditui, bet dar ir didelėm palūkanom, nes skolinimosi kaina tokiais atvejais tikrai būna labai didelė ir tai ne tik palūkanos, kurios būna parašytos, bet dar yra visokie dokumentų sutvarkymo ir taip toliau mokesčiai, kuriuos irgi reikia įvertinti ir todėl bendra skolinimosi kaina dabar gali viršyti gerokai 100% tos sumos, metinė kaina 100% tos sumos, kuri yra pasiskolinam, tai yra brangu. Tai kodėl, jeigu aš iš anksto galvoju, kad ateis rugsėjo 1 ir aš norėsiu turėti rugsėjo 1 kažkokią naują bliuzelę, tai aš negalėčiau atsidėti iš esmės mažesnės sumos pinigų, negu kad man reikės atsidėti pasiėmus kreditą ir tą pačią bliuzelę nusipirkti. Tai nelogiškas elgesys. Todėl, kad papildomai bus sumokėta didelė suma pinigų, kurios buvo galima išvengti, nes neatsirado staiga rugsėjo 1 nei didesnės pajamos, nei kažkokios kitos aplinkybės, kurios būtų palengvinusios tą kredito grąžinimą. Viskas yra taip pat. Vadinasi, iš anksto taupyti yra naudingiau negu pasiskolinti brangiai, nes išlaidų eilutė, kuri yra palūkanų išlaidos, tai yra beprasmiškos išlaidos jums kaip vartotojams, nes jūs tiesiog sumokat kreditoriui už tai, kad jis jums davė paturėti pinigus. Nieko iš to papildomai negavot, be abejo, kreditorius uždirbs savo pelną, viskas čia jam yra gerai su tuo, bet jums tai iš to nėra jokios naudos. Jums tai yra tokios, mirusio krovinio, kaip anksčiau sakydavo, tokio tiesiog ant kupros gulintis krovinys, kuris neduoda jokios naudos. Dėl tos priežasties pirma yra būtinybė, ar tai tikrai yra būtinybė, nes galbūt aš galiu kitaip tą patį pasiekti ir dažniausiai bus galima tą padaryti, kiek man tai kainuoja ir vertinant, kiek tai kainuoja, aš turiu pažiūrėti ne tik tai į palūkanų normą, bet taip pat ir į visus popierių tvarkymo kaštus ir visokiausius ten mokumo vertinimo kaštus ir kitas išlaidas, kurias reikės man padengti, o ne kažkam kitam, nes aš turėsiu padengti šitus kaštus kreditoriui. Toliau, kaip aš sugebėsiu padengti tą įsiskolinimą, ar iš mano pajamų, kurias aš gausiu per tą laikotarpį, per kurį man reikės gražinti skolą, ar man tikrai pakaks pajamų tą skolą gražinti, ir kas atsitiks, jeigu negražinsi skolos. Ir kaip rodo praktika, labai dažnai ta skola yra negražinama ir tą bandoma slėpti, pavyzdžiui, bandant persiskolinti kitur ir neva tai skolą gražinti, bet galiausiai ateiname į tokį, užburtą ratą, iš kurio jau tada turi mus gelbėti mama, tetė ir visi kiti geros valios žmonės. Tai ar verta skolintis, tai reikia labai gerai pagalvoti, nes tas, kas gavo daiktą, žinoma, yra tuo momentu laimingas, bet tas, kam reikėjo už visą tai sumokėti, vardu iPaid tėtė, jis nėra baisiausiai dėl to laimingas. Vis dėlto, kada galima galvoti, kad mes tikrai apie rimtą skolinimąsi kalbam, tai veikiausiai tada, jeigu mes skolinamės studijom. Taip, nes čia jau mes galime kalbėti apie tam tikrą investiciją, nes jeigu mes investuojame į profesiją, kurią norime mokytis, kurią norime studijuoti, kur norime dirbti ir toje srityje gauti pajamas, tai be jokios abejonės paskola studijomis yra įvairiais požiūriais pagrįstas finansinis įsipareigojimas. Juoba, kad aišku, sąlygos, kuriomis paskolos studijom yra teikiamos, jos nėra ir tokios sąlygos, kokiomis jums kreditą suteiks greitųjų kreditų bendrovė, nes ten yra taip pat nereikalingas užstatas, taip pat nėra jokių laidavimų, bet yra valstybės garantija, dėl to kainos šitų paskolų, žinoma, yra niekaip su greitųjų kreditų bendrovių kainomis nesulyginama. Bet jeigu mes kalbame apie patį skolinimąsi, tai jau nėra skolinimasis vartojimui. Su sąlyga, žinoma, kad jūs iš tikrųjų studijuojate tai, ką jūs norite studijuoti, kur jūs tikrai save matote. Nes jeigu jūs studijuojate ir dar skolintais pinigais dalyką, kur jūs savęs absoliučiai nematot ateityje, labai didelis klausimas, ar toksai sprendimas iš tikrųjų yra pagristas ir ar jisai ateityje nevirs jūsų kažkokiu, nesakysiu prakeiksmu, bet kažkokiu papildomu nereikalingų įsipareigojimų, kurio galėjo ir nebūti. Kas yra svarbu dar skolinantis arba apskritai apmokant bet kokias sąskaitas? Ką reikia turėti minty?
reikia turėti minty, kad, na, kaip ir sakiau, yra toks dalykas kaip asmeninė kredito istorija žmogaus, taip, tai yra duomenys apie tai, kaip žmogus vykdė savo įsipareigojimus ir tie duomenys yra kaupiami apie suaugusio amžiaus sulaukusius žmonės. Taip, ir tai, kad jūs vėlavote apmokėti kažkokias sąskaitas, tai, kad jūs negražinote kažkokių skolų, visi šitie duomenys, didysis brolis jūs stebi ir visi šitie duomenys veikiausiai nepapuoš jūsų asmeninės kredito istorijos. Kodėl tai yra problema? Tai nebūtinai yra tuoj pat problema, nebūtinai ji ir bus didelė problema, bet gali tapti kliūtimi ateityje, kai jūs norėsite prisimti kokius nors finansinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, gauti būsto paskolą arba ten gauti paskolą kokiam nors automobiliui ar kažkokiam kitam didesniam pirkiniui. Tuomet tas kreditorius, kuris svarstys, ar jums tą paskolą suteikti ar ne, be jokios abejonės pasižiūrės, o kaipgi jūs vykdėte savo finansinius įsipareigojimus. Dažnai yra galvojama, kad toje kredito istorijoje yra tik tai santykiai su finansinėmis įstaigomis, su bankais, ten kreditų bendrovėmis ir taip toliau ir panašiai. Nieko panašaus. Ten yra taip pat duomenys, tarkim, iš telekomunikacijų bendrovių ir visokiausių kitokiausių bendrovių, kuriuom mes labai dažnai turime daryti įvairius mokėjimus, tokius kaip, pavyzdžiui, komunaliniai mokėjimai, tai mokėjimai už telefoną, ten kokį nors internetą ir panašius dalykus. Tai jeigu mes pasižiūrėsime, pavyzdžiui, jauni žmonės už ką dažniausiai vėluoja mokėti pagal būtent tos duomenų bazės, kuri kalba apie asmeninę kredito istoriją, iš tos duomenų bazės pasižiūrėti, kokių skolų dažniausiai jauni žmonės turi. Dažniausiai jauni žmonės turi skolų už telekomunikacijos paslaugas. Vadinasi, kad ir koks būtų pigus ir greitas ryšys, vis tiek studentiškų pajamų susimokėti už tą pigų ir greitą reklamuojamą stipriai ryšį ir internetą dažnam neužtenka, arba bent jau neužtenka valios susimodeliuoti, susitvarkyti savo asmeninius finansus taip, kad šitos skolos būtų apmokėtos. Bet be jokios abejonės tie duomenys yra ir todėl jeigu bus kažkada norima kažkokius kitus įsipareigojimus prisimti, tai na, kreditorius pažiūrės ir sakys, o žiūrėk, bro, tu čia turėjai problemų mokėti savo sąskaitas, ką tu mums gali dabar apie tai pasakyti, kaip tu mums gali garantuoti, kad tu ateityje to nedarysi. Na, čia tokia įdomesnė galbūt apklausa, kada žmonės tikisi tapti nepriklausomi nuo tėvų, tai nėra Lietuvos duomenys, tai yra duomenys Jungtinių Amerikos valstijų. Kaip matome, didelė dalis ar didžiausia dalis turbūt ketina tapti nepriklausomais nuo tėvų 21-24 metų amžiaus. Tačiau tai, ką mes matome dabar, ta prasme, ta tendencija, kurią matome ir Lietuvoje, ir beje Europos kai kuriuose šalyse, tai ta tendencija tęsiasi jau pakankamai ilgą laiką, tai yra žmonių atsiskirimas nuo tėvų arba buvimas finansiškai nepriklausomų ateina vis vėliau ir vėliau. Dėl daugelio priežasčių, tiek dėl to, kad taip gyventi yra patogu ir niekas to negali turbūt nuneigti, bet tiek ir dėl finansinių sumetimų taip pat. Ir turbūt niekam iš jūsų nėra paslaptis, kad, pavyzdžiui, Pietų Europoje labai didelė dalis tokio jau solidaus, jaunatviško amžiaus kaip aš žmonių gyvena su tėvais arba nesenai iš tėvų yra išėję, o dabar, kada pasaulinė finansų krizė dar praošė per tas valstybės labiau negu kad per kitas, tai tas gyvenimo su tėvais arba buvimas priklausomo nuo tėvų, ne tiek, kad fiziškai kartu gyventi, bet buvimas tiesiog finansiškai priklausomų nuo tėvų yra gerokai pavėlėjęs ir žmonės daug vyresni tebėra priklausomi nuo tėvų arba yra vėl atgal priklausomi nuo tėvų. Pabaigai šiek tiek apie atsakingą skolinimą, tai jeigu vis dėlto kažkas iš jūsų nutartų svarstyti, kad reikėtų pasiskolinti, tai žinoma, paskolom studijom tas nėra aktualu ir nėra taikytina, bet tarkim, jeigu mes kalbame apie kokį nors pirkinį, o galbūt kažkas iš jūsų yra toks prakutęs, kad gali svarstyti ir apie būsto paskolos variantus, tai skolintojas turi įvertinti keletą dalykų, kai jisai svarstys, ar jisai paskolins jums pinigų ar ne. Jeigu jūs perkate turtą, nekilnojamąjį turtą, tai tuomet skolintojas jums nesuteiks paskolos didesnės negu 85% jūsų perkamo turto vertės, kas reiškia, kad jūs turėsite būti sukaupę pradinį įnašą tam, kad galėtumėte turtą nusipirkti. Pajamos jūsų turi būti pakankamos
tam, kad jūs galėtumėt, ne tik, kad paskola neturi būti labai didelė lyginant su turto verte, bet ar jūs skolinatės turtui pirkti, ar jūs skolinatės vartojimui, jau čia visiškai nesvarbu, jūsų pajamos turi būti pakankamos tam, kad jūs galėtumėt paskolą aptarnauti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūsų įsipareigojimų, visų įsipareigojimų, kuriuos jūs turite pas visus kreditorius, ar būtų tai bankai, ar kredito įmonės, ar kokios bebūtų institucijos, jūsų įsipareigojimai neturi būti didesni vienu metu negu 40% jūsų gaunamų, nuolat gaunamų pajamų. Taip, niekam nepaslaptis, kad yra ne vienas žaidėjas rinkoje, kuris šitų reikalavimų dabar, sakykime, taip nesilaiko. Ir kur galima ateiti ir parašyti į anketą, kad aš dabar uždirbu daug su K ir ateityje uždirbsiu dar daugiau su EU ir paskolą jūs vis tiek gausite, bet visada reikia pagalvoti, kuo tai baigsis. Ir tai baigėsi, kaip taisyklė, statistika rodo, kad trečdalis žmonių negalinčių išsimokėti tokių kreditų ir įklimpstančių į tokį permanentinį įsiskolinimo ratą, kai bando kitur skolintis tam, kad šitas skolas uždengti ir paskui galiausiai ateina į tą stadiją, kuri vadinasi štai ir atplaukiam. Tai trečdalis šitų žmonių iš viso, kuriuos Lietuvoje turime, yra žmonės iki 25 metų, vadinasi jaunimui. Negaliu pasakyti, kiek tarp jų studentų, bet manau, kad didelė dalis, todėl kad Lietuvoje didelė dalis jaunimo yra studentai vienokių ar kitokių mokymo įstaigų. Tai rodo, kad jaunimui yra nesvetimas nemokėjimas įvertinti, kuo man baigsis šitie finansiniai įsipareigojimai ir įsivaizdavimas, kad štai, tai yra tik tai 2 eurai dienai pamanyk vaivorykštė, nieko tokio. Tai matote, kad batonėlis savaitį yra €1. Vadinasi, yra čia apie ką pasvarstyti ir jeigu jau ateinate į tokią stadiją, kada galvojate, kad gal jums reikia prisimti savo kažkokį finansinį įsipareigojimą iš trečiųjų asmenų, tai yra ne iš savo šeimos narių, paprašyti pinigų ir jų gauti, o pasiskolinti ir turėti kreditoriaus ir skolininko santykius, tai į tai turite žiūrėti labai atsakingai, tiek dėl to, kad tai netaptų jūsų problema, kaip ir dėl to, kad tai netaptų jūsų artimųjų problema. Tai turbūt papildomai galiu tik tai šiek tiek pareklamuoti mūsų bitę, kurią, kadangi čia yra bitės renginys, tai turbūt jums nėra tai labai didelė naujiena, bet ten yra daug dalykų, kuriuos galima pamatyti, kuriais galima pasidomėti, nelygų kokia yra, koks klausimas jūs kamuoja, galima apie paskolas ir korteles susižinoti, galima susižinoti, ką jums reikia žinoti, jeigu jūs manote investuoti. Lietuvos bankas jums nepatars, kur jums investuoti, nes tai tiesiog būtų baisus mūsų etikos taisyklių pažeidimas, tačiau yra tam tikrų dalykų, kuriuos jums reikia žinoti, kaip ir skolinantis. Mes negalim nei baidyti jūsų nuo skolinimosi, nei skatinti jūsų skolintis, bet yra tam tikri dalykai, kuriuos būtinai reikia įvertinti prieš tai, kai yra prisiimamas sprendimas. Tiesa, investavimo sprendimas yra paprastesnis, nes ten kaip taisyklė jūs tiesiog praganysit savo pinigus, jeigu kažkas atsitiks. Tuo tarpu, jeigu jūs pasiskolinsit neatsakingai, tai jūs ne tik, kad praganysit pinigus, bet jūs taip pat dar ir turėsite ant kupros kabančią skolą. Ir tai gali būti pakankamai rimta problema. Ir pagal gyvenimo įvykius, kaip mato, savarankiško gyvenimo pradžia, būsto įsigijimas, kas dažnam iš mūsų yra pats svarbiausias gyvenime pirkinys, gyvenimas dviese ir daug kitų dalykų, kuriuos galite pinigų bitėje rasti, ir jeigu kažko nerasite ir manysite, kad ten kažkas turėtų būti ir kažkokiu klausimu jums informacijos trūksta, tai manau, kad visada Lietuvos bankas visas jūsų pastabas ir pasiūlymus priims ir papildys savo medžiagą arba atras, kas jums galėtų į tos klausimus atsakyti. Tai dabar ačiū ir toliau nežinau, kas šokiai turbūt. Ačiū labai, gerbama Ingridai. Ir dabar paprašysime iš tikrųjų, jeigu jūs turite klausimų, tai tiesiog užduoti gerbiamai valdybos pirmininko pavaduotojai ir taip pat prašysime labai, kad po seminaro tiesiog vėlgi po paskaitos užpildytumėte anketas, nes mums labai svarbi jūsų nuomonė organizuojant ateityje renginius. Tai prašau. Galime trumpai istoriją papasakoti, kas vyksta po to, kai tarkim pasiskolinė ir esi nepajėgus duoti savo įsipareigojimų ir kas vyksta, kaip tave spaudžia, ar jie linkę derėtis ir ar įmanoma kaip nors susiderinti viskam? Tai labai priklauso nuo bendrovės, bet vieną patarimą tai tikrai galiu pasakyti, kas neveikia. Neveikia čiurikas.
kad jūs užsidedat ir sakot, manęs niekas nemato ir niekas manęs nežino ir todėl, kam aš skolingas, aš jiem atleidžiu. Iš tikrųjų, tai neveikia, nes kas yra iš tokių gyvenimiškų istorijų, kaip gyvenime tai atrodo dažnai pakankamai skaudžiai. Todėl, kad nors kiekvienas žmogus, suaugęs žmogus atsakingas pats būna už savo finansinius sprendimus ir jeigu jūs, pavyzdžiui, pasiskolinote kokį nors ten didelį greitą į kreditą ir negalite jo gražinti, tai iš esmės yra jūsų ir bendrovės problema, bet kaip taisyklė, tie žmonės, kreipiasi į antstolius, jeigu jūs neturite turto, antstoliai suranda šeimos narius ir yra labai mažai Lietuvoje mamų ir tėčių, kurie visiškai ignoruotų tai, kad jų vaikai turi finansinių problemų, nors iš tikrųjų vaikai yra suaugę ir galėtų patys atsakyti už savo sprendimus. Tai būna tokių, aš nevadinsiu to kokiais nors neparlamentiniais žodžiais, bet būna tikrai spaudimo artimiesiems, kad artimieji tuomet įvykdytų tuos finansinius įsipareigojimus. Todėl visada yra, jeigu matai, kad yra problema, tai geriausia yra eiti ir bandyti problemą spręsti pačiam su ta bendrovė, kuri tą kreditą suteikė. Aš negaliu už visas kalbėti be jokios abejonės ir negaliu kažkurių reklamuoti kaip geresnių arba blogesnių, bet kiek man yra žinoma, didelė dalis jų yra iš principo linkę dėrėtis, tik tai tada, kada dėriesi, reikia labai gerai suprasti, ką tu gauni. Kad nebūtų taip, kad tai, ką tu gauni, tai iš esmės tu gauni tik tai dar didesnį kamolį, tik tai vėliau, taip? Nes kartais už kredito sutarties pakeitimą reikia mokėti ten įvairias baudas, kažkokius delspinigius ir taip toliau ir panašiai. Ir tai, kad kažkas jums pasakys, kad mes tau pratesim dar pusmečiui, tai nebūtinai reiškia, kad tai sprendžia jūsų problemą, nes jūs vis tiek turite savo atsakyti klausimą, o tai jūs po pusmečio turėsit arba tą kitą pusmetį jau turėsit iš ko tą kreditą gražinti, nes per tą laiką palūkanų tik tai dar daugiau priaugs. Tai kiekviena ta padėtis yra labai labai individuali ir jeigu matai, kad negali tos problemos įspręsti, tai visą laiką reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku, tai yra su vyresniais žmonėmis, kurie, manau, kad didžioje dalyje atveju pasižiūrėsi tai supratingai, ypatingai jeigu tai yra artimieji. Ir nebandyti kažkaip tos problemos neigti, nes didžiausia bėda sukelia ta situacija, kada problema yra bandoma neigti, tai yra bandoma nuo jos taip tokiu primityviu būdu pabėgti, arba kitur pasiskolinsiu, čia atiduosiu ir, taip sakant, tada pasidaro tokia lavina nuo kalno, arba iš viso manęs čia nėra. Tai gali baigtis rimtom problemom. Jau nekalbu apie sugadintą kredito istoriją, kuri tokiu atveju tikrai bus, ta prasme, tas įrašas kredito duomenų bazėje, kad tai buvo, jisai liks pakankamai ilgą laikotarpį. Aš dar vieną klausimą turiu. Girdžiuosi? Kažkaip kvailai jaučiuosi atsistojus. Turiu dar vieną klausimą. Klausimas yra toksai, ką jūs galėtumėt patarti tokioje situacijoje, kuomet, tarkim, du žmonės, kurie nėra susituokę, nėra santokos, nėra partnerystės, kažkokios sutarties, ir jie galvoja, kad jie nori priimti kažkokį bendrą finansinį įsipareigojimą, tarkim, kartu įsigyti būstą. Taip. Tai ką jūs patartumėte jiems daryti, kad abi pusės nenumatytų atvejų kažkokių, kurių jie neplanuoja, atvejų, kad abi pusės būtų apsaugotos ir kuo mažiau nukentėtų? Iš esmės, tokiu atveju turbūt, jeigu yra įsigyjamas turtas, tai reikia tą turtą įsigyti atitinkamomis dalimis. Ta prasme, jeigu manoma, kad yra, kas paprastai poroj yra per pusę, taip, tai tuomet reikia taip ir įforminti tą įsipareigojimą ir turtą atitinkamai, kad nebūtų taip, kad visas turtas yra vieno žmogaus vardu, visa paskola yra kito žmogaus vardu, nes tokiu atveju iš tikrųjų gyvenime yra buvę ne vienam ir paskui, jeigu santykiai nesusiklostyt gali ir šeimoje. Ten taip pat atsitinka tokių dalykų, bet skyryboms yra aiškus režimas, teismas sprendžia, teismas padalina turtą, teismas turi galimybę bent jau įvertinti visas šitas aplinkybės. Jeigu nėra skyrybų, nėra teismo, tai tuomet turi būti civiliniai susitarimai, tiesiog įsipareigojimai, atitinkamai padalinta nuosavybė. Tam visada, kai yra didelė meilė, yra labai sunku tokius klausimus spręsti, nes atrodo, kad ką mes čia apie pinigus, taip kaip vedybinė sutartis, ką mes čia apie pinigus, bet tiesą sakant, geriau
taip jau per save perlipti ir tuos klausimus spręsti tada, kada yra jiems laikas, nes tada, kada jau bus nelaikas juos spręsti, tai iš tos didelės nuoskaudos liks tik tai dar didesnė nuoskauda ir dideli finansiniai įsipareigojimai. Ir tada jau žmonės nebežiūri, kad jie kažkada prieš 5 ar 10 metų vienas kitą mylėjo. Tai iš esmės tai gali būti bendras įsipareigojimas, bet turtas irgi turi būti padalintas, principų, sakykime, 50-50, o paskui jeigu bus sukurta šeima, tai tada tuos dalykus tiesiog reikia įforminti kaip bendrą šeimos turtą, jeigu taip įvyktų. Bet jeigu tas 50-50 ar ne, tos įplaukos žmonių nėra vienodos. Tai irgi galima tą išspręsti, bet čia jau, man jau čia yra sunku patarti. Ar gali taip susitarti, kad tada aš įsigyju 40% turtą, o tu 60%. Jeigu sveiko proto žmonės racionaliai mąstantis gali. Ar gali tą padaryti žmonės, kuriuos sieja emocinis ryšys? Nebūtinai. Tai tiesiog gali būti, kad jie galiausiai susitars 50-50, nes taip per skyrybas turbūt padalintų teismas, ne, bet tai reiškia, kad tiesiog yra rizika, kad kažkas liks labiau įsipareigojęs finansiškai negu kita pusė ir tą reikia tiesiog įvertinti. Ar jums, kaip ir bet kokios skolos atveju, tai yra viena iš rizikų. Ir tiesiog reikia galvoti, jums priimtina tokia rizika, jūs tiek pasitikite kitų žmogumi, kad jūs galite šitą riziką toleruoti, jeigu galite, viskas yra gerai, tik tai paskui, aišku, nereikia rašyti graudžių laiškų į interneto portalus apie tai, kaip aš jį mylėjau, o jis man va kaip padarė. Bet jeigu iš karto aišku, kad tas rizikos lygis yra netoleruotinas, tai reikia atvirai ir tiesiai spręsti tuos klausimus, nes pinigai mėgsta gaila, bet tiesą kalba. Taip. Ačiū labai. Ar mes teisingai supratome, jaunystėje pavėlavę kažkada susimokėti už telefoną jau lieka įrašas kredito istorijoje? Ar sulaukus garbaus amžiaus ateityje, norint pasiimti būsto paskolą, tarkim, ar kažkokiam rimtesniam pirkiniui, ar bus matoma tai, ką žmogus atliko prieš 10 metų kokių? Ar netgi dar anksčiau? Sulaukus garbaus amžiaus vargu ar jums duos kas nors jau būsto paskolą. Turint minti, kad būsto paskola yra maždaug 30 metų įsipareigojimas, tai pagal visus gyvenimo trukmės skaičiavimus, tai jūs jau arba būsite, jau būstą turėsite, arba jums vargiai kas nors duos paskolą, turint minti, kad jūsų pajamos labai ženkliai tuo metu sumažės, kai jūs išeisite į pensiją. Bet garbesnio amžiaus, taip, kai jums bus 30, didelė tikimybė, kad tie duomenys vis dar bus, nes jie laikomi yra apie 10 metų. Dėkui. Tai kas ten tą Lietuvą paskolinti? Kubėlius. Kubėlius. Žinot, kas praskolino Lietuvą. Su manim kartu, taip. Bet tai nesusiję su tema, tai apie tai kitą progą pašnekėsim kada nors. Ta pačia būsto pirkimo ar ne tema. Aš pastebėjau iš aplinkos dabar, kad yra tokia tendencija diskutuoti, kas yra labiau verta nuomotis ir į tai investuoti ar ne tos pinigus, ar investuoti į tą buto įsigijimą ir dalimis mokėjimą. Tai kokia jūsų nuomonė yra apie tai? Aš jums pasakysiu, kad čia yra keletas skirtingų dalykų. Pirmas dalykas yra mentaliteto klausimas. Ta prasme, pagal struktūrą, kaip Lietuvoje žmonės gyvena būste ir kaip gyvena europiečiai būste, tai mes esame didžiausi savininkai. Pas mus yra didžiausias procentas žmonių, kurie gyvena nuosavuose būstuose. Tai yra, nežinau, gal tas ateina iš Ruso laikų, kai žmogus nieko savo neturėjo, tai jam neturėti savo būsto yra turbūt kažkas, nes kai buvo pirminė privatizacija, pirmiausia, ką žmonės susipirko būstus, nes tai yra mano. Ir mano namai, mano tvirtovė, nors tai yra ne lietuvių posakis, bet lietuviams tai puikiausiai tinka, nes yra didžiausias, pats ribinis skaičius. Tai yra daugelis žmonių, kurie į visus piniginius skaičiavimus tiesiog neatsižvelgs ir sakys, man svarbu, kad čia būtų mano, nes aš tada jaučiuosi saugiau dėl to, kad mano. Nors jeigu jūs pirkote su paskola, tai būstasgi nėra jūsų. Jūs gyvenate banko būste, kol išsimokėsite paskolą. Bet su nuoma yra keletas tokių labai didelių nuansų Lietuvoje. Lietuvoje vėlgi dėl to paties mentaliteto, dėl šešėlinės ekonomikos, dėl to, kad valstybę apgauti yra vis dar savigarbos reikalas, nuomos santykiai nėra tokie, kokie jie yra pas vakariečius. Nes vakaruose yra neįsivaizduojamas dalykas, kad jums išnuomavo butą, atėjo po 2 mėnesių ir pasakė, žinai, pas mane atsirado geresnis nuomininkas, varyk iš čia, taip?
Ta prasme, yra sutartys, ilgalaikės sutartys, jūs gyvenate tų vadinamų landlordų nuomojamuose namuose, kurie nenuomoja jums mėnesių ar dviem ir nežiūri, kad gal kaina rinkoje padidėjo 10 eurų, tai aš jūs išmesiu ir ateis kitas nuomininkas. Ta prasme, pati būsto nuomos rinka yra civilizuota, tvarkinga, registruota registre, sutartys, reiškia, jūs galite apginti savo teises, ypatingai jeigu jūs esate šeima su vaikais ar dar kažkas, ir nuomotojui irgi. Lietuvos sąlygomis irgi yra klausimas, nes jeigu jis įsileidžia ten vienokius ar kitokius nuomininkus, tai paskui civilinis kodeksas jam vienaip ar kitaip leidžia ar neleidžia juos iškeldinti. Ta prasme, yra labai daug teisinių niuansų, kurie nuomą padaro nepatogią. Ir dėl tos priežasties šiaip kainą vertinant, tai srautas turėtų būti gana panašus. Ta prasme, nes kas yra paskola? Paskola tai yra menama nuoma, tai pinigų kaina, kuri pinigų gražą paskaičiuoja. Tai nuoma irgi turėtų tą paskaičiuoti. Bet yra, kadangi yra skirtingi momentai ir skirtingi laikotarpiai, ten tarkim sostinėje, tarkim pas mus, rudenį visada studentai užplaukia, visą laiką ten savininkams nuvažiuoja stogas, jie ten pradeda kažkokių nenormalių nuomos pinigų reikalauti, ta prasme yra galimybės arba kokiam nors Briuselį ar kažkokiam kitam mieste, kur yra daug didelė paklausa ir ypatingai tokia suplūstanti atskirais momentais, tai be abejo yra daug nepatogumų, kurie yra susiję su nuomojimus ir pas mus nėra tokios išvystytos nuomos rinkos, kur yra savininkas įsigijęs ne vieną butą naujininkuose ten arba Pašilaičiuose, o jisai turi namą, 2 namus, 3 namus ir juos nuomoja ir jo biznis yra toksai. Todėl jisai tiesiog, jo reikalas yra, kad jisai gautų normalų pastovų srautą ir jam ten, ta prasme, tu ten net nesijauti, kad tu gyveni ne savo būste. Tai mes neturim dar tos kultūros. Tai tas apsimokėjimas, jisai pinigai žvelgiant neturėtų būti didelio skirtumo, bet žvelgiant iš tokio, iš tradicijos, iš teisinės aplinkos ir iš kitko, tai beveik atrodytų, kad nuosavas būstas net ir su hipoteka dažnam žmogui tiesiog atrodo elementariai saugiau negu kad nuoma. Bet aišku, būsto kreditui, tai reikia jūs vis tiek daug sumokėsite už kreditą, nes atrodo, kad palūkanos yra mažos, taip, dabar ypatingai, bet turint minti, kad tai yra 30 metų laikotarpis, ypatingai jeigu išsimokėjimo formą pasirenka tokią, kad mokate lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį, o nemažinate pačios paskolos sumos, kas ten dar irgi yra visokių niuansų, tai jūs per tą ilgą laikotarpį, per 40 metų, pavyzdžiui, kaip žmonės, tai jūs įsivaizduokit, išėjote dirbti ir išėjote į pensiją, sumokėjote paskutinę būsto paskolos įmoką, ir dabar savo pagyvensiu. Neatrodo toks labai didelį komfortą suteikiantis jausmas, bet sakau, kiekvienam tie sprendimai yra labai individualūs. Nes normalios nuomos rinkos gaila, bet aš sakyčiau, kad mes dar neturim. Tai ačiū, klausimų sesiją tuomet baigiame ir ačiū mus stebėjusiems. Ir baigiame laiku. Ir taip pat iš tikrųjų, kurie susirinkote čia. Dėkui. Ačiū.